Suzuka, Sakhiras ir dabar Džeda. Trečioji Formulės 1 savaitė iš eilės mums atneša dar naujos ir kitokios intrigos. Šį savaitgalį sugrįžtame į Džedą, pakankamai naują trasą, bet toli gražu ne pačią prasčiausią. Per šį laikotarpį turėjome Verstappeno triumfo Suzukoje, Oskaro benefisą Bahreine, o kas iškels taurę Saudo Arabijoje. Į šį klausimą pabandysiu atsakyti aš, Dominykas. Ir kągi, sveiki atvykę į 2025 Saudo Arabijos Grand Prix pristatymą. Saudo Arabijos Grand Prix trasa Džedos gatvėse yra viena iš naujausių trasų. Naujesnis už Džedą yra tik Las Vegaso ir Majamio trasos. Debiutas šioje trasoje įvyko 2021 metais pačiame Verstappeno ir Hamiltono kovos dėl vairuotojų titulo įkarštyje. Tai buvo prieš paskutinis 2021 sezono etapas, įstrigęs į galvą kosminėmis Verstappeno pastangomis kvalifikacijoje bei Lewiso Hamiltono pergalę Kimu kovoje dėl titulo. Džedoje turėsime baltas kiečiausias padangas C3, geltonas vidutinės C4 ir raudonas pačias minkščiausias C5 padangas. Tai vienas minkščiausių padangų rikiuočių šiame sezone. Jeigu pažvelgtume į praėjusius šios trasos Grand Prix, tai visados matėme vieno sustojimo strategiją. O pernai tai buvo dar stipresnė vieno sustojimo strategija, kai visi nėra į boksus per saugos automobilį pirmosiuose ratuose. Šiemet Pirelli atvežė skalę minkštesnės padangas, tai bus įdomu stebėti, ar padangų dėvėjimas šiemet bus didesnis. O kitas dalykas, jog labai didelę įtaką lenktynių tempui šioje trasoje daro švarus oras. Ir komandoms čia bus ypač svarbu laiku padaryti sustojimą, nes lenkimai šioje trasoje yra sudėtingi. Nors yra 3 DRS zonos, visgi dėl trasos siaurumo, greitų ir vidutinių posūkių dominavimo įvykdyti lenkimą yra velniškai sunku. Pagrindiniai lenkimo posūkiai – pats pirmasis ir pats paskutinis, 27 posūkis. Įsimintiniausi momentai šioje trasoje – Verstappeno kvalifikacija 2021 ir kova dėl pergalės tarp Verstappeno ir Leclerc 2022. Prieš paskutinėje sezono kvalifikacijoje 2021 intrigos netrūko. Atrodė, jog Verstappenas turi pranašumą, nes Hamiltono sukibimo ir automobilio nepasukamumo bėdos sujaukė čempiono planus į pole poziciją. Visgi Hamiltonas greitai nėrė į boksus, kuriem buvo pataisytas priekinis sparnas, grįžo į trasą ir parodė greičiausią laiką. Atėjus savo bandymui, Verstappenas pirmajame sektorėje užsidirbo 1/10, antrajame beveik 0,3 sekundės pranašumą. Viskas sugriuvo paskutinėme posūkyje, išslydus ir atsitrenkus į bortus. Pernai tokios intrigos mes neturėjome, lenktynes laimėjo Maxas Verstappenas, antras 13 sekundžių atsilikęs Sergio Perezas, trečias Charlesas Leclerc'as. Puikų rezultatą parodė debiutantas Formulės 1 kėdėje Oliveris Biermanas, kuris pakeitė dėl apendicito iškritusi Carlosą Sainzą ir finišavo 7 pozicijoje. Ir dabar spėjimai. Taigi po praeito savaitgalio rezultatas tarp manęs ir dirbtinio intelekto yra 0-1. Man buvo labai prastas savaitgalis su spėjimais, tiek ChatGPT buvo pakankamai prastas savaitgalis. Mes nežinome, koks ChatGPT yra potencialas, nes pažvelgus į dabartinius, kuriuos aš pateiksiu spėjimus, aš manau, kad aš ne tik turiu pranašumą, bet aš turiu labai netgi didelį pranašumą. Taigi savaitgalio pažiba pagal mano įžvalgas yra Lewisas Hamiltonas. Mano pozicija yra tokia, jog Hamiltonas šioje trasoje yra net nepakankamai, o labai geras. Ir aš manau, kad po sudėtingo savaitgalio Japonijoje, po sudėtingo savaitgalio, bet pakankamai gerai atsitiesus Bahreine, Lewisas Hamiltonas padarys tam tikras išvadas ir sugebės kvalifikacijoje aukščiau kvalifikuotis, negu jam pasisekė praeitus kartus. Jis yra buvęs čia ant pole pozicijos 2021-aisiais. Aš kažkaip tikiu ir matau, kad Lewisas Hamiltonas gali čia duoti tam tikrų vaizdų ir duoti konkurencijos tiems topiniams pilotams. Savaitgalio pažiba pagal dirbtinį intelektą yra Yuki Tsunoda. Pernai jis pasirodė pakankamai neblogai. Ar šiemet tai bus? Aš nežinau. Džedos trasa yra pakankamai tokia negailestinga. Jeigu padarai klaidą, tu realiai iš karto bortuose, aišku, nėra toks negailestingumas kaip Monake, bet iki Tsunodai tik trečias lenktynės Red Bull bolide. Kažkaip manau, kad
sunku tikėtis, būtent kvalifikacijoje, kad jis išspaus kažką ir matant dabartinę Red Bull formą, tai dar sunkiau tikėtis kažko, bet Yuki Tsunoda tikrai gali ir Yuki Tsunoda, aš manau, kad jis pateks į 10-tuką, bet nebus toks labai įspūdingas savaitgalis. Savaitgalio dugnas pagal mane turėtų būti Estebanas Okonas. Labai gera forma, Kinija, tiek Bahreinas ir šita trasa yra kiek kitokia. Ir kaip pamatėme Australijoje, aišku, Australijoje ten kitoks oras, bet tuose gatvės trasose Haas komandai pakankamai sudėtinga yra. Jiem labiau yra tos tikrosios trasos palankesnės. Todėl manau, kad bus bėdų Haas ir jie bus tokie labiau link dugno, pasakysiu, kurios komandos galbūt bus geresnės. Ir aš kažkaip tikiu, jog Estebanas Okonas šį savaitgalį bus kiek prastesnis. Mano savaitgalio dugno pasirinkimas Estebanas Okonas. Savaitgalio dugno pasirinkimas dirbtinio intelekto yra Liamas Lawsonas. Antras savaitgalį iš eilės. Labai lengva dabar pasirinkti Liamą Lawsoną. Kiekvieną savaitgalį jisai yra ganėtinai prastas. Kol kas dirbtinis intelektas vis dar galvoja, kad Liamas Lawsonas yra Red Bull kėdėje, tai suprantama. Labai lengvas spėjimas, bet nežinau, galbūt šis savaitgalis bus kitoks Liamui Lawsonui, jo forma yra tokia kritusi, bet labiau tikėtina, kad jis bus dugnas, negu jisai bus tikroji pažiba. Savaitgalio komanda pagal mane ir pagal dirbtinį intelektą, taip mes abu tą patį spėjom, yra Racing Bulls. Ir čia dirbtinis intelektas priešinasi pačiam savo, nes Liamas Lawsonas yra Racing Bulls komandos pilotas. Aš manau, kad Racing Bulls bolidas yra labiau pritaikytas šitai trasai, nes kaip ir sakiau, kad kvalifikacija yra daug svarbesnė negu kitose trasose, čia yra sudėtingiau lenkti. Ir aš manau, kad įspaudus gerą rezultatą, ką tikrai turi Racing Bulls toje kvalifikacijoje, jie pačiose lenktynėse gali nedaug nukristi ir užsidirbti pakankamai neblogus taškus. Tai mano logika būtent tokia, nežinau kokia logika yra dirbtinio intelekto, bet aš manau, kad Racing Bulls turėtų būti savaitgalio komanda ir jie turėtų būti pakankamai stiprus šioje trasoje. Dugninė komanda pagal mane turėtų būti Aston Martin. Pasižiūrėjau į istoriją šioje trasoje, tai yra viena prasčiausia Lenso Strollo trasų, jis taškuose, man rodos, niekada nėra baigęs ir jis turi 3 DNF'us. Tai jau vieną galima atmesti vairuotoją. O dėl Fernando Alonso, tai yra viena geresnių jo trasų, jisai pernai buvo 5 šioje trasoje, bet Aston Martin, aš manau, yra per daug nukritę ir Fernando Alonso pati forma yra per daug nukritusi ir aš kažkaip galvoju, kad gali būti, kad Strollas vėl nefinišuos lenktynių ir gali būti, kad Fernando Alonso šiek tiek nebe tokioje formoje, kokioje jisai buvo pernai ir užpernai ir dėja teks pripažinti dugninės komandos etiketę. Dugninė komanda pagal dirbtinį intelektą yra Alpine. Dar vienas savaitgalį, kai pasirenka Alpine. Aš manau, mes pamatysime ir aš stengsiuos su juo dar padiskutuoti, pasakyti, kad galbūt tu pasirink kažką kitą, ne tą patį Alpine ar Liamą Lawsoną kiekvieną savaitgalį. Bet, Alpine po gerą savaitgalio. Taip pat manau, kad jie irgi bus tokie antraeiliai. Sunku pasakyti, nes labai tas išsidėstymas komandų yra labai artimas šiuo metu. Tai vienas savaitgalį Haas, tai Williams, tai Racing Bulls, tai Alpine, tai Sauberiai iššauna, Aston Martin dar vis yra ten tam mikse. Ir labai sunku spėti yra tas dugninės komandas, tuo tarpu ta pirma ketvirikė taip pat yra labai arti viena kitos, McLaren yra tokia žingsnio aukščiau, bet tos 3 yra pakankamai arti viena kitos ir labai sunku prognozuoti, kas bus dugninė komanda. Tai čia yra toks labiau metimas sniego gniūžtės į sieną ir žiūrėjimas, kas prilips. Taigi pole pozicija pagal mane turėtų būti Lando Norrisas. Jis turėtų sugrįžti pagaliau į tą savo kvalifikacinę formą, kuri yra kiek pakritusi, tiek, Japonijoje jis nebuvo, ten buvo Maxo Verstappeno tiesiog kosminis ratas. Ir Lando Norrisas, aš manau, šioje trasoje gali sugrįžti ir gali kvalifikuotis gan aukštai. Pernai jam sekėsi pakankamai sunkiai šioje trasoje, bet aš manau, kad šiemet uždaryti šitą triple header ir Lando Norrisas sugrįžti savo tą tokią ganėtinai tvirtą kvalifikacinę formą. Pole pozicija pagal dirbtinį intelektą, dar vieną savaitgalį iš eilės, 2 savaitgaliai, Maxas Verstappenas. Gali šiaip šitoje trasoje, kaip ir Suzukoje, taip ir čia, aš manau, Verstappenas turi pakankamai talentą išspausti visą tą automobilį ir tiesiog pats jį nustumti iki tos pole pozicijos. Visgi, kadangi tiek yra daug vidutinių, tiek yra daug ir greitų posūkių,
Manau, McLaren būtent dėl pole pozicijos turi čia pranašumą ir aš labiau tikėčiau Lando negu Maxu Verstappenu, bet Maxas Verstappenas yra tiesiog žvėris ir kuris pakankamai yra sunkiai suvaldomas. Ir lenktynių nugalėtojas pagal mane ir pagal dirbtinį intelektą yra Maxas Verstappenas. Lenktynių šansais aš iš Lando Norriso tikiu mažiau. Aš manau, kad mes turėtume turėti bent jau iš McLarenų, bet aš manau, kad ir iš Maxo Verstappeno šioje trasoje turėtume turėti pakankamai intriga dėl pirmosios vietos, bet kažkaip jaučiu, kad šį savaitgalį vėl Maxas Verstappenas, vėl jo tokia stipri trasa ir sugrįš į nugalėtojo kėdę po sunkaus savaitgalio Bahreine. Taigi ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad sekate mane YouTube'e, prenumeruojate, paspaudžiate tą like mygtuką ar pakomentuojate, parašote man Instagrame, taip ir pasiekate mane Instagrame, ten stebite turinį, man labai džiugu. Ir kągi, susitiksime šį savaitgalį po kvalifikacijos ir ate.